Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir šiandieną darome dar vieną video. Ar atsimenat, kai mes darėme 100 bilietėlių challenge? Mes buvom prisipirkę bilietėlių po 1 eurą ir buvo, aišku, tų bilietėlių po 2 eurus. Na, aišku, mes į pliusą neišėjom, bet jūs kadangi komentavot, o mes žiūrim jūsų komentarus ir skaitom. Ir mums įdomu, ko jūs norėtumėt, todėl jūs buvot prikomentavę, kad mes turėtume pabandyti nusipirkti bilietėlių po 5 eurus. Nu, o kas mes tokie, kad jų nepripirktumėm? Tai šiandieną darysime ir pabandysime pasižiūrėti, ką mes galim išlošti arba vėl kristi minusą su bilietėliais, kurie kainuoja po 5 eurus. Na, o dabar nieko nebelieka, o tik važiuoti į parduotuvę ir prisipirkti tų bilietėlių. Na ir toj pat grįšime vėl atgal į studiją. Man reikia 50 bilietėlių po 5 eurus. Pačius laimingiausius duokit. 50 bilietėlių ir tai yra kiek pinigų? 250 eurų. 250 eurų. Kodėlgi ne? Leidžiam pinigus. 250 eurų. 250. Negaliu patikėti, kad mes tiek išleidom, bet dabar pasižiūrime, kaip čia reikia juos laimėti, nes šitų dar nesu bandęs. Jei laimingas skaičius sutaps su bet kuriuo tavo skaičiumi, laimėsite po jo nurodytą prizą. Daugiklio langelyje rasite vieną iš šių daugiklių. 1, 2, 3, 5x iki 10, kuris daugina atitinkamą eilutę laimėtą prizą. Jei eilutė yra keli prizai, tai jūs tai laimite. Tai šitą yra mega, o dabar vegas. Pirmas žaidimas. Jei laimingas skaičius sutaps su tavo skaičiumi, laimėsite po jo nurodytą prizą. Man čia per sunku. Antras žaidimas. Jei eilutėje rasite 2 vienodus skaičius, laimėsite šalia nurodytą prizą. Gerai? Trečias žaidimas. Jei eilutėje rasite 3 vienodus simbolius, laimėsite pačioje nurodytą prizą. Jei rasite simbolį pasagą, laimėsite po jo nurodytą prizą. Bliava, man vėl čia per sunku, per daug taisyklių. Labiausiai tai man įdomu šitas sostų karai, kur yra. Kaip čia laimėti sostų karus? Jeigu laimingas skaičius sutaps su bet kurio tavo skaičiumi, laimėsite po jo nurodytą prizą. Jei rasite simbolį lankas, laimėsite 2 kartus didesnį prizą nei nurodyta po juo. Jei rasite simbolį kažkoks skydas, laimėsite 3 kartus didesnį prizą nei nurodyta po juo. Taip, laimėti iki 15 prizų. Nu, žodžiu, aš manau, kad mes tiesiog taisyklės jau vėliau išsiaiškinsime, o dabar pradedam aiškintis, ką čia mes galime laimėti. Aš kažkokią gerą nuojautą dabar turiu, kad šiandien pasiseks. Pasiėmame savo kapeiką ir pradedam nuo pirmojo mūsų bilietėlio, kuris jau čia jaučiu yra 50 eurų. Gerai, laimingi skaičiai. Tai dabar man reikia čia laimingų skaičius nutrinti, ne? Prašau. Tai mes turime laimingų skaičių ir dabar mums reikia nutrinti čia. Eina savo, aš matau dabar, kad galim laimėti 75 tūkstančius va čia. Va tiesiog va tai va. Pirmą nutrinsiu, o po to pasižiūrėsim, ar kažkas atitinka. Dar vieną 75 tūkstančiai. Dar vieną 75 tūkstančiai. Dar vieną 75 tūkstančiai. O gal aš jau laimėjau, kas čia žinau. Taip, kas čia mes turime. Dar vienas. Žiūrėk, kiekvienoje eilutėje po 75 tūkstančius. Galėtų būti. Atras 75 tūkstančius 3 kartus ir laimi 75 tūkstančius. Jau daugiau taisyklių nėra. Kiek čia trint reiks? Eik tu savo. Nu gerai, pirmas bilietėlis nutrintas, pasižiūrim, ar mes kažką laimėjom. Gerai, 18, kem 3, kem 6, kem 1, 40. 2, 3, tram 7, ne. Tram 3, 2, 9, kem 2, tram 2, 4, 2, 7, 39, 15, ne. 48. Žinoma, kad nieko nelaimėjau. Minus 5 eurai. Taip, čia turim kem 2, tram 7, kem 6, 2, 6. Aha, man mirguliuoja visi skaičiai. Žinoma, kad ne. Minus 10 eurų. Gerai, kodėlgi ne. Praeitam video buvo sėkmingiau. Nu gerai, aš sužaisiu šitus mega. O dabar žinau, kaip įžais, nes kitų dar nežinau. 29. Gerai, 29 yra, laimėjau. Taip, 29 aš matau, kad sutampa. Laimėjau ir yra laimėjimas 5. Ir aš galiu dauginti. Ir pažiūrim, kiek padauginsiu kartų. Aišku, kad vienas kartas, jo papa, 5 eurai. Kol kas esame minusė 5 eurai. O Meida, gal tu nori prisijungti, padėsi? Nori? Nu, ateik prisijungti, kaip ir pirmoji daly. Meida prie toj daly buvo laimingesnė ranka, tai aš manau, kad Meida gal išlos to 75 tūkstančius. Už Antaną. Gerai, 32, 26. Skemas. 2, 3, tram 6. Nu, kodėl taip šalia visi? Tram 5, nu gerai, aš laimėjau vieną. 5 eurus, bet dar galiu dauginti. 2, 8, gerai, 5 eurai. Ir pažiūrim, kiek galiu dauginti. 1. Ai. Suskiai. Imam juodą. Negaliu patikėti, nu taip, nelaimim nieko. Juoda? Nu, tai čia kitas žaidimas jau. Duok man premiją. Tu net nenutrynės. Mano skaičiai. Bliamba, nu prašau. 27. Pavargau aš čia. Čia per daug tų skaičių. Čia, žinok, sunku šitas trint, labai man irgi. Jeigu čia yra dar didesnis šūdas nei už tos eurą ir 2 ir jūs man čia prikomentavot, kad čia daugiau.
Iš mano veido spėkit, ar kažką laimėjau. Viliam, aš nebegaliu, čia tai blogai. Negaliu paslėpti liūdėsio. Žiūriu, tiesiog į tos pačius skaičius gal praleidau, nors matau, kad čia niekas netitinka. Nieko. Ultimata visiškai nieko nelaimėjau, kaipgi nekeista. Sostų karai, blemba. Pirkau aš jūs visus šitus biletėlius, kad jūs man gražiai čia atrodot. O jūs visiškai čia nei gražiai atrodot, nei man duodat kažką. Mano tiesiog šypsena vis krenta labiau. Tu nenusimink. Tuoj aš. Nu davai, tuoj tu laimėk man kažką. Jau neruoja. Prašau. 29. Atsimeniu, jei rasiu pinigų maišą, tipo laimi prizą. Nu? Tai 7,5. Bet čia nėra. Nu blemba, nu kažkas vis tiek turi būti. Laimėsim. Kem 8. O, laimėjau 20 eurų. Ką? Man atrodo, žiūrėk. O! 24. Jo, 20 eurų. Vatsokas. Vatsokas. O dar tai pas mus nebuvo. 20 eurų. 20 eurų, tai kol kas esu 220 eurų minusą. Kem 7. O, 5 eurai. O, laimėjau. Žiūrėk, kem 7. 36, bet dar prizo nežinau. Ir 20 eurų. Prašau. Nu, blėt. Kem 5 eurai. Kem 9. Skrinė, vėrinė. Žiūrėk. Eik tu, na. Žiūrėk. Kem 7, 36, kem 9. 15 eurų laimėjau šito. 3 po 5 eurus. Nu prašau, noriu būti laiminga šiandieną. Žiūrėk, jau 15 eurų laimėjau iš šito vieno. O, 15 eurų. Gerai, minusas mažėja. Nes dar neatsilošiam. Laimėjau pasagą. Palauk, ką reiškia pasaga? Yra simbolį, laimėsit po jo nurodyti simbolį. Pasaga. 10. Tai 10, 20... 35 eurai! Jūs! Gerai, šiek tiek, tiek nuotaika pagerėjo ką tik. O, laimėjau 5 eurus. Aš taip noriu išgirsti bent kartą, laimėjau 100 eurų. Bent kartą. O maga kaip mažėja. Eina, na, aš... Palau, gal čia paskutinė mėnesį. Nu, aš tai tikiuosi. Bet čia žiūrėk, 50 000 skemas. Tai čia 75 tūkstančiai. Nu taip, bet čia 50. Nu ir ką? Nu tai daug ką. Tai kas? Taip, debilas. Nėra nei vieno čia. Nu, aš debilas, kad perku šiaip. Pasaga. Ne, bet mano laimingas. Kiek? 20 eurų. Norit parduodami mes jums šitos už 1000 eurų. Galit laimėti 5 štukų. Davai? Auri. Realiai 200 eurų. Maldyvai, važiuokit patys. 101, 102, 100 parduota. Aurimai, pinigus ant stalo ir pasiimi namo. Šiandien mano ranka nelaiminga. Prie savo berno, šiandien nelysk. O tu man neaiškink. Ranka tavo gal laiminga, tik tais. Gal tau primint, kada tau buvau nelaimingas. 3. Koks 18. Čia visiškas šūdas. Nieko. Ai, 5 eurai. Negaliu patikėti. Velniop visus tos bilietus. Velniop! Kažkokį tai šūdą čia vėl nerauto. Nu ką, Meida, po paskutinį bilietėlį. Arba laimėm, arba mum p***a. Paskutinė mūsų viltis. Jeigu iš čia nieko netlošiam, mums šakės. Viskas. Nesakykit, kad pirktų už 10 eurų bilietėlius, nes laimėti tikrai dabar nieko nebepirksim. Vapšė, daugiau niekada, niekada nesakyk niekada. Nu ne, tikrai, ateinančių laikų mes jų nepirksim. Čia laiko mes jau. Visiškai nieko. Visiškai nieko. O kiek laimėjau? 105? Tai gal visai. Tai nėra blogai. Rimtai 105 laimėjau, ne? Nu be. Varom dar prisipirkti. Ir man atrodo, mes ties čia užbaigsim, nes čia yra visiška nesąmonė. Nors bent jau šiek tiek atgavom, bet vis tiek minusė su tais bilietėliais. Tiek pirmoji daly, tiek antroji daly. Taip kad... Tai realiai kas antras yra laimingas. Bet dar čia yra klausimas. Nesąmonė žodžiu. Bet kokiu atveju norim padėkoti, kad žiūrėjote. Tikiuosi, kad jums irgi tai patiko pasižiūrėti. Nelabai pavyko. Nelaimėjom iš tikrųjų normaliai, bet...
yra kaip yra. Kaip sakant, mūšis... kaip ten sako. Žodžiu, ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas ir čia mano vadybininkė Meida, kuri čia ir užfundijo šitą dalyką. Tai... Nes jūs parašėt. Bet šaunuoliai, rašykit toliau komentarus, aš skaitau, mes su Antanu skaitom ir žiūrim į jūsų Jo, ir tada, ir sako, išleidžiam- leisk pinigus Antanui. Bet gerai. Ačiū labai ir susimatysime kitame video. Iki! O.